Prometėjas. Scenarijaus autorius Simukovas, režisierė Snieško Blotskaja, dailininkas statytojas Trusovas, kompozitorius Geviksmanas, operatorius Skotovas. Filmą dubliavo aktoriai Arnas Rosenas, Audris Chadaravičius, Pranas Stankevičius, Rimvydas Kalvelis, Irena Leonavičiūtė, Gražina Urbonaitė, Vytautas Kybartas. Dubliažo režisierė Inga Chadaravičiūtė, garso režisierė Nemira Borkengagininė, redaktorė Lidija Dubauskienė. Lietuvos televizija. Su ta dievų ugnimi. Pasaugok, rūpinkis, reikia paskubinti Hefaistą. Žiūrėk, Hefaistai, ką aš tau atnešiau. Prometėjas, tu visada atneši ką nors naują. Kas tai? Aš išmokiau iš akmens pasidaryti įrankį, patikėk. Tai man nelengvai pavyko. Tačiau dabar šito akmeniu galima įskopti iš medžio valtį. Pririšk prie jo lazdą. Galėsi sukasti žemę. Galėsi atsiginti nuo žvėries. Nieko savo išmokėjai. Tu geriau pasigrožėk mano darbu. Mūsų valdovo Dzeuso šventąją ugnį saugos patikimas sargas. Kokia pabaisa. Kam tu eikvoji savo talentą, mano mielasis? Jei tu žinotum, kaip reikalinga Dzeuso ugnis ten žemai. Kam ji ten reikalinga? Žmonėms. Jis sušildytų jų žemę, užtektų jų širdis, apšviestų jų mintis. Tu vėl apie žmonės. Aš ką tik iš ten. Dievai, atsiųskite šilumą, o dievai. Apšviesti jų mintis? Ar supranti, ką tu sugalvojai? Jei žmonės gaus šventąją ugnį, jie taps panašus į mus, dievus. O kaip tada atskirti dievus nuo žmonių? Įsivaizduoju, kokia bus painiava. Jau ne. Mano bronzinis karys te žino vien tik paklusnumą. Štai žiūrėk, prie šventosios ugnies sėlina vagis. Sustabdyk jį, jis pasmauks mane. Kaip sustabdyt? Raktą, pasuk greičiau. Na ir na. Matei? Taip, tu puikus meistras, mielasis Hefaistai. Kas bebūtų, aš padėsiu jiems.
Negali būt. Prometėjas. Niekas kitas. Prometėjas. Niekas kitas. Tylėk. Tylėk. Mano geriausias kūrinys. Aš paguosiu tave, mano sūnau Hefaistai. Tu privalai pavyti ir nugalėti akiplėšą. Aš negaliu. Prometėjas mano bičiulis. Pasigailėk manęs, valdove. Kodėl delsi? Kančios, abejonės. Žiūrėk, meistrė, dievų sunki ranka. Prisimink, kai tave kartą numetė nuo Olimpo. Iki šiol šlubuoji. Ugnys. Visur ugnys. Reikia jos sunaikinti. Visus viską. Ką tu čia nupiešiai? Deivę. Apsidžiaugė. Vis vien jums nesusilyginti su dievais. Aš noriu surast Prometėją, pakalbėti su juo. Dabar jam nieko nepadarysi. Reikia palaukti. Prometėjo budelio aš nebūsiu. Gali būti ramus. Tavo bičiulis netoks jau paprastas, kaip tu manai. Kol jo rankose nors viena dieviškosios ugnies liepsnelė, jis nesužeidžiamas. Štai kaip? O aš to nežinojau. Todėl jis toks drąsus. Žinome tos titanus. Kilnumas, žygdarbiai, o savęs neužmiršta. Dar vienas laužas. Ir dar, ir dar. Padėgi man. Kur ten? Visų nebeužgesinsi. Didysis Dzeusai! Didysis Dzeusai! Viskas žuvę!
Nebaidyti jokies, dievų tėve. Kol aš gyvas, žemėje ugnis liepsnos. O ką aš tau sakiau? Vieną liepsnelę Prometėjus vis tiek savo pasiliko. Jo vietoje visi taip pasielgtų. Dabar mes nieko jam nebegalime padaryti. Tiesa? Tiesa. Gudrus viską numato. Žiūrėk, ugnis. Mes išgelbėti. Gyvenk, žmonių gentie, gyvenk. Jis pražudė save. Dabar jis mūsų rankose. Na, kas laimėjo? Bet tu pats. Kodėl tu tai padarėjai? Jeigu tu iš karto nesupratai, mano mielasis Hefaistai, tai niekada šito ir nesuprasi. Atleisk, mano Prometėjau. Aš nenorėjau. Mane privertė. Tokia Dzeuso valia. Tokia Dzeuso valia. Man geriau būti prikaltam prie uolos, negu vergauti Dzeusui. Pabaigei. O dabar sakyk, vardan ko visą tu tai darei? Kokius slaptus sumanimus tu turėjai? Prisipažink ir palengvinsi savo dalią. Taip, pagalvok apie savo likimą. Pagalvok, ko tu tikėjaisi. Aš norėjau padėti žmonėms. Taip mes tavim ir patikėsim. Sakyk tiesą. Pasakysi?
Aš norėjau padėti žmonėms. Melas! Aš norėjau padėti žmonėms. Dievai, jūs neteisingi. Prisipažink, tik vieną žodį ir tavęs pasigailės. Vis vien nesuprasite. Kodėl tu toks, a? Sakyk kaltas, troško valdžios, jėgos, galybės ir visi tave supras. Aš norėjau padėti žmonėms. Tai juk taip paprasta. Nejaugi jūs nesuprantate. Išjuokėsi iš mūsų. Tau maža kančių, tai šia tau pačią baisiausią bausmę. Užmarštį. Aš norėjau padėti žmonėms. Ir aš padėjau jiems. Baigta. Nėra Prometėjo ir niekada jo nebuvo. Nepalikite manęs, saugokite mane. Tai kalba ugnis. Jo ugnis. Mes išsaugojom tavo dovaną, Prometėjau.